Žaidimas parduotuvė skirtas lavinti pinigų skaičiavimo ir uždavinių susijusių su pinigais sprendimo įgūdžius. Taigi, kaip žaidžiasi žaidimas parduotuvė? Kiekvienas žaidėjas atsisėda prie savo piniginės ir savo spintos ir pirmiausia traukia pinigų sumą. Tai kiekvienas žaidėjas prieš save pasideda pinigų kortelę ir į savo piniginę pasiema tokią pinigų sumą, kuri nurodyta kortelėje. Tai 22 eurai 30 centų. Ir kortelę dedam po apačią. Antras. Traukiame daiktą. Kepurė. Išsitraukiame kainą. Kepurė kainuoja 19 eurų. Išsitraukiame nuolaidą. 2 eurų nuolaidą. Tai 19 minus 2, 17, vadinasi parduotuvė kepurė kainuoja 17 eurų. Duodu 20 eurų ir grąžos pasiimu 3 eurus. Ir kepurė keliauja į mano spintą. Kortelės po apačią ir kartuojame vėl viską iš pradžių. Traukiame pinigų sumą 42 eurai 70 centų. Traukiame daiktą sportbačiai. Jie kainuoja 36 eurus ir jiems pritaikyta 1,50 € nuolaida. Taip, tai kainuos sportbačiai 34 eurus 50 centų. Aš duodu 44 eurus 50 centų ir pasiimu 10 eurų grąžos. Taip, sportbačiai keliauja į mano spintą, kortelės po apačią. Trečias ratas, 20 eurų 80 centų. Traukiu daiktą. Šortai. Šortai kainuoja 14 eurų ir kaina sumažinta pusiau. Tai nuolaidų yra labai įvairių. Prieš tai buvusios nuolaidos, kai buvo 2 eurų nuolaida, kai buvo 1,5 euro nuolaida, skirtas daugiau pirmokams, antrokams, trečiokai, ketvirtokai jau gali žaisti su sudėtingesnėm nuolaidom. Tai štai kaina sumažinta pusiau. Jau dalyba iš 2, šortai kainuoja 7 eurus. Duodu 10 eurų, 3 eurus pasiimu grąžos, šortai į mano spintą keliauja ir kainos papačią. Traukiu dar vieną rūbą. Pirmiausia pinigėliai. Taip, 25 eurai 70 centų. Dar vienas rūbelis yra megztinis. 25 eurus kainuoja ir kaina sumažinta 1/10, 10 Vadinasi, megztinis kainuoja 22 eurus 50 centų. 22 eurai 50 centų. Sumoku. Ir megztinis keliauja į mano spintą. Ir kortelės po apačią. Žaidimo pabaigoje, kai baigėsi laikas skirtas žaidimui, kiekvienas žaidėjas iš savo turimų rūbų turi surinkti pilną rūbų komplektą apsirengimui. Tai mano atveju aš dėčiausi šortus, megztinį, ant galvos štai tokią kepuraitę, sportbačius ir susiskaičiuoja savo turimą pinigų likutį. Tai man pavyko sukaupti 25, 28, 29, 30 eurų 50 centų. Visi susiskaičiuoja, pasilygina, kam pavyko išsirinkti kokį derinį, kiek pinigų sukaupti ir žaidimas baigėsi.